Yra du žmonės ir jie pasirenka skirtingus sprendimus savo gyvenime, būdami vaikais ar paaugliais. Vienas pasirenka gyventi pagal malonumus, yra malonumas, išgyvenk akimirką, džiaukis akimirką ir taip toliau. Kitas žmogus pasirenka gyventi išmintimi, neskubėti, daryti teisingesnius apsisprendimus ir taip toliau. Praeina 30 metų ir pasižiūrime, kaip jie gyvena. Tas, kuris pasirinko gyventi pagal malonumus čia ir dabar, kuris gyveno taip, kaip nori, kaip jam atrodo, kad gerai. Sveikata bloga, nėra pinigų, gerint sveikatą, vienišumas, vienatvė, liūdesys. O kitas sukūrė šeimą, puoselėja darbą, nes turi mėgstamą veiklą, gali mėgautis tuom, ką jisai kūrė, kūryba ir panašiai, nes yra atradę save. Taigi štai kokie dideli skirtumai.